Epsteino byla viena paslaptingiausių mūsų laikais. FTB nesenai pareiškė, kad jis tikrai nusižudė. Bet internetas sako kitaip. Vaizdo įrašai iš kameros redaguoti. Metaduomenys netitinka. Sargybiniai, kurie turėjo jį stebėti tą naktį, užmigo ir vėliau melavo apie patruliavimą. Kamera virš jo vienutės netyčia neveikė. Jo bendrininkė Ghislaine Maxwell, kuri šiuo metu atlieka bausmę už prekybą vaikais, buvo pareiškusi norą liudyti ir paviešinti daugiau detalių apie tinklą bei jame dalyvavusius asmenis. Tačiau jos liudijimą sustabdė Respublikonų partijos atstovai. Ta kandidatuodamas į prezidentus, Trumpas dažnai kartodavo, kad Epstein byla esminė kova prieš nusikaltėliškos elitų struktūras ir vaikų išnaudojimą. Tačiau šiandien jo tonas pasikeitęs. Į žurnalisto klausimą apie bylos paviešinimą jis nesenai pareiškė: vis dar kalbate apie Jeffrey Epsteiną? Apie šį vyruką kalbama jau metus. Tai neįtikėtina. Ar norite švaistyti laiką? Visuomenės pasitikėjimas šiuo metu slysta iš po kojų. Kadangi tiek demokratų, tiek respublikonų veiksmai byloje kelia daugiau klausimų nei atsakymų, žmonės nebetiki, kad sulauks teisingumo.